100 metrų, 200 metrų, 300 metrų. Taikiniai ir gongai. Šiandien pas mane ant ginklo sumontuotas naujasis Nokpix Ace L35. Aš jį naudosiu šiandieną, naudosiu ateinančiose savo medžioklėse kažkurį laiką, tam, kad įrodyčiau, jog šitas taikiklis, kainuojantis truputį virš 2000 eurų, komplekte su rankiniu termovizoriumi, kuris turi integruotą tolimatį, yra žiauriai geras sprendimas tam medžiotojui, kuris šiandien kol kas neturi nieko. Nors jis yra biudžetinis, padinkime taip, taikiklis, jis neturi tolimačio integruoto, aš jį naudoju kartu su štai tokiu Nokpix Lumi H35R, kuris turi tolimatį. Pats kryžius optinio taikiklio yra programėlė telefone Nokpixo. Parsisiunčiat Nokpixo programėlį į savo mobilųjį telefoną, prisiregistruojate, tai yra labai nesudėtinga, įjungiate taikiklyje Wi-Fi, telefone įjungiate Wi-Fi, susirandate šitą taikiklį ir prasideda darbeliai. Labai paprasta. Renkamės Reticle. Ir va štai čia jau yra mano paties padarytas kryžius, kurį aš padariau išsimatavęs savo kulkos greičius, su kuriomis medžiosiu. Susikonfigūravau kryžių, na ir kiekvieną pataisą pas mane yra va čia C1, C2, C3, C4, C5 yra reikšmės 0, reiškia C1 reikšmė yra 150 metrų, C2 200 metrų ir taip kas 50 metrų. Toliau pats pasireguliuoju va tą kryžiaus konfiguraciją, dydžiai, ten reiškia žymeklių ir taip toliau, pačio kryžio formą, kuri man labiausiai patinka, ir visą tą reikalą darau Save to Device. Viskas. Ką jie reiškia tos pataisos? Na, tai pradėkim nuo to, kad pirma pataisa pas mane yra 150 metrų, bet tai toli gražu nėra 1,1 cm kulkos kritimas. Kulkos kritimas yra 2 ar tai 3 cm pas mane, na, neprisimenu lentelę, reikia žiūrėti, bet tą pirmą reikšmę centimetrais, kurią man nupiešė balistinė programa, 150 metrų, dalinu tą reikšmę iš 1,5 ir reikšmę atsivedu čia vat, į tą langelį. Toliau 200 metrų irgi balistinė programa nupiešia kažkokią tai reikšmę, ta reikšmė yra ten, tarkime, kad tai yra 5 cm, 5 cm dalinu iš 2, reikšmė yra 2,5. 250 metrų reikšmę dalinu iš 2,5, 300 iš 3 dalinu, 350 reikšmę dalinu iš 3,5. Kodėl? Todėl, kad čia taip veikia šita programa ir mes taip skaičiuojam pataisas MOA. Kadangi kryžius mano jau yra suprogramuotas, aš jį išsisaugau pas save aplanke. Aplankas yra va čia. Jis aš jį užvadinau Hornady, nes šovinius taisausi pats ir šitie šoviniai yra užtaisyti Hornady kulkom. Ir viskas. Kryžius suprogramuotas, balistinį skaičiavimų daryti nereikia. Nors tolimačio nėra, tolimatį aš turiu rankinį. Na ir turiu 3 būdus, kaip dabar naudotis šituo taikikliu. Būdas numeris 1. Aš medžioju stacionariai, praktiškai niekada nevažiuoju į tas vietas, kurių nežinau, atstumus aš žinau mintinai, na ir pasiimti ir taikytis 1, 2, 3, 4 ar 29 taškų. Aš galiu, jeigu žinau atstumą, na tokiu atveju man kaip ir nereikia to rankinio termovizoriaus su tolimačiu. Būdas numeris 2. Matuoju atstumą, tose vietose, kuriuo aš nepažįstu arba kur nebūnu dažnai, matuoju atstumą, žinau atstumą, atitinkamai pasirenku pataisą taikiklyje ir tokiu būdu šaunu. Būdas numeris 3. Dabar naujieji Nokpix prietaisai turi tokią funkciją, kuri vadinasi N-Link ir kurios pagalba galima susijęti taikiklį su rankiniu termovizorium su tolimačiu. Kitaip tariant, ką jūs gaunat? Rankiniu tolimačiu matuojam atstumą iki taikinio ir visi duomenys keliauja į taikiklį. Aš šitos funkcijos dar nebandžiau, bet dabar tuoj pat ir bandysiu visą tą padaryti ir įsitikinti, kad tai iš tikrųjų veikia. Čia taikiklyje per Wi-Fi funkciją užeinate, randate tokį dar trečią delangiuką N-Link. Pasileidžiat N-Link, toliau. Įte savo rankinį termovizorių, susivedate šovinio balistinius duomenis,
pasidarote single matavimą, ne skanerio režimu, o single. Va štai šitais dviem mygtukais persijungia juos paspaudus ir palaikius, persijungia į single režimą. Susivedę šovinio duomenys, Wi-Fi įjungtas, primenu, matuojate atstumą ir va čia atsiranda visos pataisos ir taikotės ta vieta, kurią jums nupiešė rankinis termovizorius. Nu, žiauriai paprasta. Taikiklį prašaudinėti buvo net neįdomu, todėl kad viskas pasidarė dviem šūviais. Na ir dabar bandysim padaryti tokį dalyką. 100 metrų, 200 metrų, 300 metrų. Parametrai kulkos yra suvesti į taikiklį, pataisos jau yra suvestos per programėlę. Bandom. Taikiniai ir gongai. Važiuojam. Du. Тридцать 6 метры. Угу. Veikia! Nelabai čia yra ką šnekėti daugiau. Ta prasme, ašgi nesu ten koks tai profesionalus šaulys, bet taip įdomi. Mažiukus gongus pėlėjom čia, nu ta prasme, va, gongiukai tokie. 100 net neįdomu šaut, 200 irgi, na 300 jo, ten gal ne iš pirmo šūvio, bet paskui čia dviejų pataisą padarėm, atėjo kolega pasakė, nu come on, 5 iš 5 į tokį gongą iš 300 metrų. Nu medžiokliai tai apie nieką, ypač apie jį didesnį žvėrį. Tai va, tai aš manau, kad aš įrodžiau, kad verta pamatuoti savo šovinio greitį, verta pasitikėti tolimačiu, verta pasitikėti Noktikso, tiek rankinių termovizorium ir jo tolimačiu, tiek L35 PS. Būkit geri, negadinkit medžiotojų įvaizdžio, prišaudinėkite ginklus šaudyklose, o ne ant miško keliukų kažkur atsigulę į kartoninę dėžę, kur yra nesaugu. Matuokit greičius, žodžiu, būkit tikri medžiotojai, o ne kažkokie tokie, nei šiaip, nei taip. Tai tiek šiandien, čia buvo Rokas, Hubertas Deivis, visiems ate ir taiklių šūvių.